Sveiki. Dabar, nelabai ką dėti į video, tai nusprendžiu tokias kaip mokamasias dėti. Tai pirmiausia, gal dėsiu tokias video dabar kaip, aišku, jos bus išskaidytos dalim, kad nebūtų labai vienu kartu ilgas pasakojimas. Tai yra tie, kas, kaip sakant, nedirba šio darbo, bet prisižiūrėjęs filmukų gražių, nori tą darbą pradėti dirbti. Tai dabar, kadangi aš jau dirbu 8 metus, tai jau tikrai patirtį turiu. Aišku, vis tiek ta patirtis kažkiek yra subjektyvi, priklauso nuo to, kur tu dirbai, kaip dirbai, panašiai. Gal man, aišku, nėra tokia labai objektyvi ta patirtis, kadangi aš kaip įsidarbinau į tą be jokios patirties į tą įmonę, taip ir dirbau toj pačioj įmonėje. Tai žinote, jeigu tu papuoliai į blogą įmonę, tai tau atrodys, kad visos tokios, arba jeigu į gerą papuoliai, tai galvosi, kad visos panašiai tokios. Na, bet vis tiek, principas darbo yra visų vis tiek panašus kažkuo, tai plius, minus, tenai niuansai. Nors čia mano tokie, kaip sakant, bus dalis tokios, kur čia labiau tinka, čia nesvarbu kokia įmonė, bet nes čia aš konkrečiai pagal darbą nekalbėsiu, kad būtent to įmonėje taip ar taip, čia aš įmonę neminėsiu, bet grinai pačio to vairuotojo darbas. Aišku, labiau čia bus apie mikroautobusų vairuotojų darbą, bet čia labai daug tinka, čia praktiškai labai daug, nes tinka ir furistams. Nes čia praktiškai toks bus daugiau kaip iš psichologinės pusės, iš tų kitokių, ne iš techninės pusės. Todėl čia tinka ir tie, kas nori ant fūrų dirbti. Bet aišku, vis tiek labiau turėkit omeny, kad čia yra viskas pritaikyta mano tas visas pasakojimai, viską yra iš patirties dirbant mikroautobusų vairuotojų. Tai va. Tai pirma dalis bus, pradėsiu nuo to, kas yra svarbiausia šitame darbe, kai jūs norite eiti į šį darbą. Ne pinigai, žinokit, ne niekas. Svarbiausia, pagalvokite, kaip sakau, ne apie pinigus ir ne apie dar kažką tai, o apie sveikatą. Ir jūs pasas paklauskite, ar jūs norite už tuos pinigus prarasti sveikatą. Čia jūs bet kokiu atveju ją prarasite ir su kiekvienais metais ją praradinėsite, kad ir kaip jūs galvosite, kad to nebus. Jūsų ten tie pasportavimai, pasivaikščiojimai kažkokie čia nieko nereiškia, nes pagalvokite, jeigu jūs vairuojate 16 ar 12 valandų, tas ten 30 minučių pasivaikščiojimas ir tai daug dieve nieko čia nereiškia. Na ir čia bus vėliau pasakojimai apie tai, ar jūs turėsite laiko vaikščioti. Todėl pirmiausia pagalvokite, ar jūs norite prarasti sveikatą už tokius pinigus, o jūs ją tikrai prarasite. Na nebent jūs planuojate padirbėti tik tai 2 metus. Jeigu tik 2 metus, tada nieko. Galim sakyti, nieko, nebus įtakos labai ten didelės. Bet jeigu jūs va taip norite pastoviai dirbti, žinokit, sveikatos anksčiau ar vėliau neteksit. Ir jinai vis blogėjęs, ir dar klausimas, ar jūs ją paskui atstatysite dar. Tai va, pirmiausia, kas jums atsakys sveikatos srityje. Tai jau po 1 metų jūs prarasite ištvermę. Ne tik, kad jums raumenis atrofuosis ar kas nors, aišku, kažkiek atrofuojasi, bet jūs, jeigu seniau nuėjate 5 kilometrus, dabar kilometras jums bus iššūkis. Kilometras jums bus labai daug. Net iki tualeto jau nuėjus, ten kelius šimtus metrų namuose, jūs jau jausite, kad jūs nuėjote į tualetą. Šiaip grubiai apie tualetą kalbu, bet kaip sakant, nueisite ir pajusite, kad nuėjote. Kur seniau 5 kilometrai būdavo, net nepajusdavai labai. Todėl atsiminkite, ištvermės jūs ją prarasite, nes čia yra visiškai sėdimas darbas, absoliučiai sėdimas. Dar blogiau negu ofisų darbas. Toliau. Ne tik sėdimas, bet ir nuolatinis stresas. Net jeigu jūs tiesiogiai nejaučiate to streso, organizmas jį vis tiek jaučia, nes jūs visą laiką įtampoje važiuojate. Po ištvermės, tai yra po metų, praėjus kokiems, 3 metams, jau pamažu pradės jau, kaip sakant, pasireikš virškinimo sistemos problemos. Čia dar priklauso nuo žmogaus, vieniems po 3, kitiems po 5 metų, bet virškinimo sistema pradės streikuoti. Tai yra, prasidės, kaip sakant, visokie viduriavimai, skrandis skaudėti, rėmuo graužti, vis tiek kažkokią įtaką turės, nes maistas tikrai nebus toks kaip namie. Ypač dirbant su mikroautobusu ir dar dirbant ratais, taip vadinamais,
pamirškit normalų maistą, galim sakyti, ir jūs visą laiką skubėsite, jūs ramiai negalėsit valgyti iš principo, nu toks bus visą laiką lėkimas kažkur tai. Ir jūs nuo to nuovargio net valgyti nenorėsite. Todėl su virškinimu bus problemos. Man, pavyzdžiui, po 8 metų jau prireikės Tomizano, kur gyvenime negerdavau tokių vaistų. Tai va, prisiminkit, po 5 metų pradės, čia dar geriausio atveju, virškinimo sistema, jeigu jums buvo prieš tai viskas gerai, aišku dar, tiem, kurie turėjo šiai problemų, jiems bus greičiau. 100% jau bus atsiras problemos hemorojaus nuo sėdėjimo, čia jau irgi 100% hemorojus jau grėsia, bet kokiu atveju, todėl irgi turėkit omenyje, ar norite hemorojų įsigyti, nors man dar liktai ir nėra, bet požymiai jau yra nuo sėdėjimo. Kitas, kuris jums atsakys, jau čia greičiau ir po 2 metų gali jau atsakyti, tai nugara. Ir ne tai, kad ten nuo tų palečių ar dėžių kilnojimo, bet nuo sėdėjimo. Kol sėdite, jums viskas gerai atrodo, o čia aš sveikas, va sėdžiu, viskas ok, bet kai jūs atsistosite ir jūs nebegalėsite ilgiau paeiti kažkur, tai ilgiau pastovėti, arba ką nors ilgiau pakrauti, jums pradės skaudėti nugarą ir jūs ne tai, kad jums bus sunku dėl to, kad pavargote, bet jums bus sunku dėl to, kad jums nugarą skauda. Ir va čia yra irgi, čia rimtas dalykas, čia visiems, visų lygos šitos. Tada, aišku, sąnariai pradės jau čia, bet čia sąnariai, aišku, čia daug vėliau, man dar nėra, tai čia matyti jau daug vėliau pasireiškia nuo tų sėdėjimų visokių viską. Toliau eis akis, nes jūs daug važiuosite naktimis, tamsoje, ir akis visą laiką įtampoje, tai irgi, kaip sakant, įtakos regėjimui turės. Taip pat jūs atsiras rizika įsigyti diabetą, kurį galite įgyti vieno labai prasto maisto, sėdėjimo ir tokių svorio ir panašiai. Nes tuo pačiu va šitas darbas, jūs prisiminkite, jūs auginsite svorį. Jeigu jūs ypač esate linkęs dar į nutukimą, svoris 100% bus. Ir automatiškai diabetas ir visa kita. Na ir kas dar? 100% susigadinsite nervus. Kad ir kokių jūs šaltų nervų būtume. Todėl jeigu pas jūs silpni nervai, tai jums bus sunku šitam darbe. Nes nervus jūs ištampysit vieno to, kad jūs būsite nuot pavargęs, ypač dienos pabaigoj, pastovus stresas, jūs visi erzins, prastas maistas, irgi turi įtakos nervams. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad aš nebegaliu gerti Coca-Colos, tokių gėrimų su kofeinu, nes mane tada labai erzulys ima ir nervai netvarkoj, tai va turėkit omeny, jeigu ima labai nervai, žiūrėkit, ką gerit, ką valgot. Nes nuo kofeino labai erzulys, tai gal kava, Coca-Cola, jėtiniai va, gali nervų likau. Tai va, su nervais bus irgi problema. Na, visa psichologija čia jau bus antroji daly apie psichologiją, nes čia irgi yra atskira dalis. Šitas darbas yra sunkiausias ne fiziškai, o psichologiškai. Bet čia aš antroji daly apie psichologiją pašnekėsiu. Na, čia kaip ir pirmą dalį baigiau, kad neprailgti. Bet jau čia, kaip sakant, visos pagrindinės ligos, kurios jūsų laukia, aš išvardinau, kurios tikrai 100% jums bus. Ir jūs pagalvokite, ar jūs to norite. Ar jūs tikrai norite prarasti už tokius pinigus sveikatą. Nes atstatyti jos kartais gali būti ir nebeįmanoma.